Prisakymą įrašysime pristatymą. Tai tie, kas žiūrit mūsų YouTube kanalą, tai iš karto kviečiu palaikinti šitą video, pasidalinti su draugais. O tie, kas žiūri tiesiogiai, tai sveikinuosi su jumis tiek aš, tiek mano kolegė Airida. Ir šiandien mes kalbėsime tokia visai, sakyčiau, įdomia tema apie geras ir blogas savybės. Pasižiūrėsim, ar visos savybės geros yra iš tikrųjų geros, o blogos, ar visos yra tokios jau blogos, kaip mums kartais gali atrodyti. Ir šitą temą mes, kodėl sugalvojom apskritai kalbėti šitą temą, todėl, kad daug dirbam su 360 tyrimais, su vadovo vertinimais, su kompetencijų vertinimu. Ir 360 dažniausiai baigėsi tuo, kad vadovai kuria asmeninius ugdymo planus. Kokias kompetencijas jie žada ugdyti, kokiais būdais ir panašiai, sudaro tokį sąrašą. Ir labai dažnai sudarinėjant sąrašą kyla klausimas, o tai ką ten įrašyti, kokias savybės. Ar įrašyti tobulintinas vietas, trūkumus, taisytinas, gerintinas savybės ar elgsenas ir panašiai. Ir ugdyti būtent tai, kas šiuo metu yra prašiau išvystyta. Bet kiti sako, tai gal reikėtų stiprinti stiprybės, nes jos duoda rezultatų. Ir visada aš, kai turiu tokį pokalbį, man prieš akis iškyla tokia metafora apie sportininkus. Jeigu vaikštot reguliariai arba nereguliariai į sporto salę, tai matot ten visokiausio fizinio pasiruošimo žmonių. Ir kartais aš, kai nueinu, pamatau, būna žmogus, kuris labai vysto tam tikros vienos srities raumenį. Pavyzdžiui, viršutinė pusė, tai toks rėmas būna vadinamas, toks trikampio formos figūra ir tokios plonos kojos. Tai žmogus stiprina savo stiprybės, jisai ar jinai toliau jas vysto, bet pamiršta tas tobulintinas, taisytinas, augintinas vietas. Ir vieną dieną turbūt ateina ta kojų diena, kai norisi vis dėlto ir kojas stiprinti, kojų raumenis auginti. Bet jeigu tada persimeti tik ant kojų, galiausiai turbūt tas tavo trikampis kažkaip tai apsivers ir bus stipros kojos, bet nebus to rėmo. Tai išvada turbūt tokia, kad norint augti, norint tobulėti, svarbu nepamiršti ir gerųjų, ir stipriųjų pusių, bet ir tobulinti tai, ką reikėtų pastiprinti ir paauginti. Tai tiek turbūt apie pačią įžangą ir galim judėti prie mūsų temos. Tai apie tas gerasias savybės, ar jos tikrai visada yra geros? Ir grįžtant prie to paties 360 laipsnių vertinimo, ką jisai pirmiausia duoda, jisai duoda galimybės žmonėms pamatyti, pažiūrėti save iš šono. Ir pasižiūrėjus giliau, apskritai dėl ko verta pažinti save. Taip, bandėt kada užduot klausimą, o iš vis, kodėl žmonėms dažniausiai patinka save pažinti. Ir ką mes dažnai patiriam, kad žmonėms patinka kalbėti apie save ir aptart ir vertina tikrai tas grįžtamojo ryšio sesijas vien dėl to, kad tai yra galimybė su kažkuo nesuinteresuoto pakalbėti apie tai, kas tu esi, kaip tu elgiesi, kaip tu mąstai ir panašiai. Bet jeigu pažiūrėjus giliau, pati ta vertė savęs pažinimo, jinai yra tikrai, turbūt sunku ją pervertinti. Ir kelis punktus noriu paminėti. Pirmiausia, tai yra galimybė formuoti geresnius santykius su kitais. Nes savęs pažinimas jis nėra savitikslis. Mes save pažįstam tiesiog visada santykyje lygindami save su kitais. Ir turbūt esat pastebėję, kad žmonės, kurie geriau save pažįsta, jie yra ir tolerantiškesni kitiems žmonėms ir atviresni kitų žmonių įvairovei. Paprastai žmonės, kurie pasižymi tokio žemų savirefleksijos lygių ir mažai įsigilinantis į save, jie priima savo poziciją ir savo elgesį ir savo savybės kaip konstantą, kaip duotybę, kad visi taip turi daryti arba visi taip daro. Ir kuo daugiau pažįstam žmonių įvairovę, atitinkamai ir save, tuo tampam tolerantiškesni kitiems, supratingesni ir žvalgesni. Tai pirmiausia, tas savęs pažinimas, jisai visada eina supratimas savęs santykio su kitais.
Kitas dalykas, kad savęs pažinimas jisai leidžia priimti geresnius sprendimus. Žinant savo vertybės, žinant tai, kas esi, kas tau svarbu, tai palengvina sprendimų priėmimą. Kaip vienas žmogus kažkada sakė, maniau, kad man svarbiausia yra pinigai. Nuėjo į organizaciją, pradėjo uždirbinėti pinigus ir suprato, kad ne, pinigai visgi nėra svarbiausia jam. Bet, nepabandęs, ko gero, nesužinosi. Kita vertus, atsakymą tada jau turi, kas tau svarbiau. Atitinkamai, kai turi tą supratimą, kas tu esi, kas tau yra svarbu, vidinių konfliktų mažėja. Turbūt irgi daugelis iš mūsų pasitaiko tokie prieštaringi norai, noriu daryti karjerą, noriu keliauti po pasaulį, noriu dalyvauti renginiuose, bet tuo pat metu noriu užsidaryti miške ir auginti avis. Ir vėlgi, kai turi atsakymą, kas tau geriau sekasi, kas tau yra svarbu, kas galbūt net nebūtinai visam gyvenimui tas atsakymas, bet šiuo metu, kur yra mano prioritetai, kokios yra mano vertybės, kas man yra svarbu, tą vidinį konfliktą išspręsti yra lengviau. Ir pašnekėsim vėliau šiek tiek ir apie, kad iš esmės ir ugdymo kryptis, jos turi būti apie tai, kaip mažinti tą vidinę įtampą, nes jos visada yra, nes mes visada turim tų prieštaringų norų ir tas geresnis savęs supratimas, jisai padeda surasti balansą. Ir galų gale pažinimas savęs, jisai duoda ir pagrįstą pasitikėjimą savimi. Pasitikėjimas savimi ir savimonė, tai toli gražu nėra tas pats ir jie dažnai eina ne visai šalia vienas kito. Turbūt visi esam pažinę žmonių, kurie žiauriai pasitikė savim, bet visiškai nepagrįstai. Yra žmonių, kurie labai kompetentingi, puikus darbuotojai, puikios asmenybės, bet irgi žiauriai nepasitikė savim. Tai tas geresnis savęs pažinimas, jisai duoda tą tokį subalansavimą tarp atsakymo, koks aš esu ir ką aš galiu nuveikti. Tai tas turėdami geresnį pažinimą, mes iš tikrųjų savęs pažinimą mes tada pagrįsčiau galim ir pasitikėti ir tvirčiau žinom, ką mes galim ir ko negalim. Ir pašnekėkim šiek tiek, o ką reikia žinoti apie save, nes čia Natalija pasidalink iš savo patirties, kokių dalykų žmonės mėgsta susižinoti apie save. Matau jau vieną rodai, matau horoskopą rodai. Žmonės labai mėgsta žinoti savo horoskopo ženklą, savo kraujo grupę. Bet ne tam tikslui, kada reikės aukoti kraujo ar panašiai, bet labiau dietą pritaikyti pagal kraujo grupę ir panašiai. Mėgsta žinoti savo gimimo metus, ta prasme, koks tai yra ženklas irgi. Turbūt daug taro kortos įvairiausios ir panašiai, kurios lemia likimą ir parodo, ar pasiseks tau su vienu ar su kitu partneriu ir panašiai. Bet matau šitoj skaidriai, kad horoskopus priskyrė prie tokių nelabai svarbių dalykų, ne? Taip, mane irgi žavi Facebooko grupėse, kai būnu įvairiose ir ten iš tokių įvairių savipagalbos grupių būna užklausa. Esu pasiklydęs karjeroj, nežinau, ką daryti, arba nežinau, kur man dabar pasiduoti, ieškau savęs ir visada atsiranda komentarai. O komentarų spektras bele kokio platumo, ten būna nuo to, kad kreipkitės į karjeros konsultantą, iki padedu nustatyti jūsų aurą ir atveriu čakras. Ir pasirinkimas yra platus. Visgi, kadangi mes atstovaujam daugiau tą racionaliąją pusę ir tą mokslinę pusę, ir norim remtis tuo, ką sako visgi psichologijos mokslas. Tai kelis dalykus išskyriau, ką tikrai yra svarbu žinoti apie save ir ką įvardinimas savęs, kas tikrai padeda susidėlioti savo gyvenimą šiek tiek duoda aiškumo gyvenime. Tai jau šiek tiek užsiminiau, pirmiausia, tai yra visgi vertybės ir interesai. Kas yra svarbu šitam gyvenimo periode? Vertybės, jos gali būti kintančios ir tas yra ok, ir tą galima priimti ir pripažinti, kad taip, vienu gyvenimo periodu vieni prioritetai būna, kitų gyvenimo periodu kiti. Bet tos vertybės jos nulemia, ko mes šiuo metu ieškosim, kokie bus santykiai, kokios aplinkos mums reikia ir gana aiškiai padeda priimti pagrįstus sprendimus. Kitas dalykas, ką verta įvardinti, pažinti ir priimti, tai yra mūsų temperamentas.
Temperamentas yra tokios kaip ir grupė bruožų, kurie nuspalvina taip, kaip mes sąveikaujam su aplinka, ir temperamentas didžiąja dalim visgi yra įgimtas. Kas augina gyvūnus naminius, turbūt galit pasakyti, kad ir naminiai gyvūnėliai, jie irgi skiriasi pagal savo charakterį, pagal savo reagavimo būdą. Mes kaip žmonės taip pat turim savo įgimtą temperamentą, vieni labiau pozityvus, daugiau pozityvių emocijų patiria, kiti galbūt mažiau to pozityvumo turi, pas vienus daugiau vienoks energijos lygis, pas kitus kitoks, ir vat tą svarbu pažint, priimt ir vadovautis juo, ieškant savo tinkamiausios vietos, tinkamiausios aplinkos. Kitas dalykas, ką vėlgi svarbu įvardinti, nes tai turi didelės reikšmės jūsų gyvenimo kokybei, tai yra žinot, koks yra jūsų biologinis ritmas. Tai yra tas klasikinis skirstymas vieversiai ir pelėdos, na, aš save miegapele vadinu, nes tiesiog patinka miegot. Kada esam darbingiausi, koks yra mūsų, tarkim, alkio ciklas ir panašiai. Ir geriau šitos dalykus neišbandęs, ko gero, nepajusi, kas tau yra geriausia, bet kai atrandi, neverta savęs laužyti. Turbūt vėlgi daug kas užsiima savęs pažinimu, eksperimentavimu, yra išbandę vyturių metodą, nes kažkodėl žmonės, kurie keliasi anksti, kažkaip, man visada stebina, kad kažkokių moralinių pranašumų prieš kitus demonstruoja. Bet jeigu aš keliuosi 5 ryto, tai jau esu kažkuo geresnis už kitus. Nežinau, turiu versijų, su kuo tai yra susiję, bet, jeigu pabandai ir tau tas netinka, tu tiesiog nesi vieversys. Jeigu tavo darbingumo ritmas yra kitas, tai nereikia savęs laužyti, geriau priimti, žinot, koks yra tau tinkamiausias ritmas ir tuo ir vadovautis. Na ir finale ryškiausi bruožai, ką verta žinot, tai yra, vėlgi, ko gero daugiausiai apie tai, apie ką šiandien ir norim kalbėti, tai yra tas gebėjimas įvardinti, kokios mano charakterio savybės yra ryškiausios ir kada tai yra privalumas, o kada tai yra trūkumas. Nes, čia tai yra ta diskusija, ar yra geri bruožai ir blogi bruožai, ar yra tas pats bruožas, kuris tiesiog, vienom aplinkybėm tinka, kitom ne. Tai šitą vietą galėsim paliesti, kaip tu, Natalija, manai. Ar labiau reikėtų skirstyti, geras, blogas, ar tiesiog kalbėti apie intensyvumo lygį? Aš manau, kad yra intensyvumas, bet yra dar kitas konteksto tema, kuriame tu rodai šitą, demonstruoji tą bruožą. Nes kartais tas pats intensyvus bruožas, ryškus bruožas, jisai gali tikti viename kontekste, bet visiškai tau trukdyti kitam kontekste. Tai aš manau, mes galėsim iš savo darbinio gyvenimo nemažai pavyzdžių apie tai pateikti, kaip tam tikra savybė, jinai gali būti labai veiksminga vienam kontekste, bet kitoj vietoj tas ar vadovas, ar žmogus gali būti visiškai neefektyvus ir kaip tik tas bruožas gali taip atsisukti prieš jį ar prieš ją. Manau, kad apskritai žmogus gali elgtis visiškai taip pat, bet tiesiog jeigu aplinka skiriasi, jeigu žmonės aplinkui skiriasi, kontekstas, gali būti priimtas visiškai skirtingai. Būtent. Ir čia ir yra tas, kad mes pažįstam save santykyje su kitais. Ir tas vertinimas, gerai, čia ar blogai, tinka ar netinka, jisai visada atsiremia į tai, o kokį poveikį tai daro aplinkai. Nes aš galiu daryti tą patį, bet galiu būti aplinkos priimta skirtingai. O kalbant apie savęs pažinimą ir apie tai, ką verta žinot, tai aš jau šitą vietą paliečiau, o tu, mačiau, pasiruošiai apie tai, kokiu būdu mes galim save pažinti. Aš pasiruošiau iš mokslinės pusės, tai gali įjungti mano skaidres, nes visada, kai mes kalbam apie būdų save pažinti, mes su Airida kalbam ne apie horoskopus, ne apie kraujo grupės ar kitus dalykus, chiromantijas ir visokius dar veidotyros ir panašiai, mes kalbam apie mokslinės metodikas,
Ir kai mes kalbam apie mokslinį klausimyną, testą, priemonę, yra pagrindinės dvi charakteristikos, į kurias turit visada kreipti dėmesį. Tai yra metodo patikimumas ir metodo validumas. Tai kalbant pradėsiu nuo validumo. Validumas parodo, ar tas testas, ar metodika matuoja tai, ką turi matuoti. Pavyzdžiui, jeigu jūs norit sužinoti savo svorį, tai patikimas metodas svorį sužinoti būtų tiesiog svarstyklės. Turbūt, jeigu pasirinktumėt kažkokį kitą metodą, pasimtumėt metrą, tai vargu ar pavyktų su metru sužinoti savo svorį. Galbūt yra formulė, galbūt aš nežinau, bet kol kas bandau matuoti svorį standartiniu būdu. Galima Tai yra, apskaičiuoti. Galima Tankio žmogaus kūno ir... Bet jau sudėtingesnis kelias. Šiek tiek sudėtingesnis yra gal patikimesnių ir geresnių. Tai metodikos validumas parodo, ar jinai matuoja tai, ką turėtų matuoti. Metodikos patikimumas yra kita charakteristika, kuri parodo, ar stabiliai matuoja tą patį, ar tu gauni tuos pačius rezultatus, pasimatavęs svorį. Vat dabar 10:17 ir jeigu po minutės, pavyzdžiui, atsistosi ant tų pačių svarstyklių, ar parodys tau tą patį rezultatą. Na, turėtų geros svarstyklės, kurios patikimai matuoja, jos turėtų parodyti tą patį rezultatą. Tai kai ruošiausi šitam webinarui, pasižiūrėjau, ką mokslininkai sako, kokius tyrimus yra atlikę su skirtingų metodų ar metodikų patikimumu. Tai kuo aukštesnis procentas šitam grafike, tuo patikimiau metodika prognozuoja darbo sėkmingumą. Tai turim topę, čia labiau bottom, ne topas, bet tik jau skaidriai grafiką sudėjau, kad astrologija, grafologija, frenologija ir chiromantija. Chiromantija, priminsiu, yra iš delno būrimas, pasižiūrėjimas kokios linijos, kaip ten, kuri yra ilgesnė, kuri trumpesnė. Ir aš neišmanau šito metodą, bet kažkada gal mokykloje žiūrinėjausi, tai man pasakė, kad gyvensiu ilgai, aš tuo patikėjau ir nutariau daugiau nebesigilinti šitą metodiką. Frenologija yra tai, ką dabar mes vadinam veidotyra. Anksčiau tai būdavo tos metodas, kai matuodavo galvą, ten apimti, nosies ilgį, akių, nežinau, tarpo akių ir panašiai, ir pagal tai nustatydavo žmogaus asmenybę. Tai visi šitie, o grafologija yra pagal rašyseną, pagal raštą, irgi bando nustatyti, koks žmogus yra ir kaip jam seksis darbe. Tai ką mokslininkai sako, ir čia yra skirtingų tyrimų rezultatai apibendrinti, kad šie metodai yra visiškai nepatikimi ir vienas astrologas jums gali papasakoti vienaip, kitas apie tą patį ženklą gali papasakoti kitaip. Patikimiausias instrumentas atrankose yra įvertinimo centrai. Tai įvertinimo centras yra, kai darbuotojas, kai kandidatas dalyvauja visą dieną, atlieka įvairiausias užduotis ir šitaip demonstruoja skirtingas kompetencijas. Pavyzdžiui, viena iš užduočių gali būti simuliacija susirinkimo. Tai yra mūsų tas kandidatas, kuris turi pravest susirinkimą ir turi jisai keletą susirinkimo dalyvių, kurie paprastai yra aktoriai ir reikia pravest ir pademonstruoti lyderystės kompetenciją, darbų planavimo, organizavimo, paskirstymo, delegavimo ir panašiai. Kita užduotis gali būti, pavyzdžiui, pristatyti kažkokį verslo atvejį, parengti prezentaciją ir panašiai. Ir tokiu būdu mes patikrinam kitas kompetencijas, gebėjimą komunikuoti, gebėjimą analizuoti informaciją, ją struktūruotai pristatyti, išryškinti svarbiausius dalykus ir panašiai. Įdomu, kad, pavyzdžiui, labai dažnai atrankose mažiau patyrę specialistai naudoja nestruktūruotus interviu, nes jie skirtingai nuo struktūruotų atrodo tokie labiau, lankstus, laisvi, kad tu kiekvienam kandidatui užduodi klausimus, priklausomai nuo to, ką žmogus kalba. Bet tokiu atveju du vienodi interviu gali, tiksliau ne vienodi, tiesiog du interviu gali nueiti visiškai skirtingom kryptim, nes su vienu tu pradėsi šnekėti apie vienus dalykus ir užduosi klausimus, su kitu nuvažiuosi į kitą pusę. Tai yra apie patikimumą. Dabar galim pasižiūrėti, o koks yra metodų validumas. Ir validumas, jisai matuojamas koreliacijos koeficientu, kur mes žiūrim ryšį tarp darbo, ar tas metodas, kiek jisai prognozuoja darbo efektyvumą. Tai koreliacijos koeficientas, jisai gali būti nuo -1 iki +1, kuo arčiau vieneto, tuo stipriau konkreti metodika ar konkretus būdas, priemonė prognozuoja žmogaus efektyvumą darbe.
tai efektyviausiai prognozuoja ir mes tą matom ir iš savo testų, bendrųjų mąstymo gebėjimų testai. Tai yra tiek verbalinis mąstymas arba verbalinis intelektas, čia skirtingai žmonės vadina, bet vadinsim verbaliniu mąstymu, skaitinis mąstymas, kai žiūrim, kaip gerai žmogus skaičiuoja ir tai supranta skaičius, ir erdvinis mąstymas ir visi kiti su mąstymo gebėjimais susiję dalykai. Taip pat gerai prognozuoja darbo efektyvumą, jeigu gerai žmogus pasirodo struktūruoto interviu metu, bet įdomu, kad ir nestruktūruotas interviu irgi mokslininkai skiria kaip validų metodą, kas šiek tiek čia prieštarauja, kad metodas yra validus, bet nelabai patikima. Tuo tarpu amžius, šitas man labai patiko, kad amžius apskritai neprognozuoja darbo efektyvumo. Prognozuoja patirtis, bet ne amžius. Lygiai taip pat ir grafologija, kurią vėl matot šitoj skaidriai, ryšys yra toks silpnas, jisai egzistuoja, jisai yra 0,02, bet tai yra visiškai statistiškai nereikšminga koreliacija. Bet mačiau, Rita, tu buvai radus jo tokį. Bet aš galvoju dar apie interviu, tarsi dėl ko nestruktūruoti interviu, jie yra ir populiarūs ir visai vis tiek padeda pažinti žmogų, tai viena, o antra, aš manau, kad nestruktūruotas interviu yra geresnė priemonė užmegzti ryšį su kandidatu. Nes visgi, jeigu norim, vis tiek dažniausiai atrankos metu, tas pokalbis būna abipusis. Nes struktūruotas interviu vis tiek yra tam tikri klausimai, kuriuos užduodi, nori išgirsti atsakymą ir sunkiau tada tą tokį žmogaus su žmogum ryšį sukurti. Tai manau, kad ir vienas, ir kitas turi savo vietą atrankoje, tik tais klausimas, kada kurį naudojam, galbūt pirminiam kontaktui ir bendrai, tokiam pažinimui, kažkiam vertybių pasiaiškinimui, emociniam ryšiui užmegzti, tai yra gerai nestruktūruotas. Po to, kada jau sprendė apie kandidato tinkamumą ir kompetencijas, tada jau labiau tiktų struktūruoti. O apie grafologiją, tai yra, žinokit, pridaryta tyrimų ir publikuotų rimtuose moksliniuose žurnaluose apie tai, kokią vertę turi grafologija, astrologija, tiesiog įsitikinti. Tai nėra, kad, mokslas tik tai sako, ne, čia nesąmonė ir nieko su tuo nedaro. Tikrinta. Ir čia yra pavyzdys iš vienos publikacijos, kai eilė bruožų buvo vertinama naudojant asmenybės klausimyną ir 2 grafologai vertino. Tai čia pirmas ir antras. Ir yra jų tarpusavio, šitas vidurinis, pirmasis stulpelis, tai yra būtent sutarimo lygis tarp 2 ekspertų. Tai ten, kur yra kryžiukas padėtas, yra reikšmingas ryšys. Ten, kur yra žvaigždutė, yra nedidelis, jeigu niekas nepažymėta, reiškia, visiškai jokio sutarimo nebuvo. Tai iš esmės sutariama yra, 2 ekspertai sutarė dėl 2 bruožų, kurie abu yra susiję su organizuotumu, su sąžiningumu, iš esmės, kur ko gero žmonės tvarkingi, pareigingi žmonės spėjo rašo tvarkingiau trupučiuką. Tai šitiek grafologai galėjo pasakyti. Toliau, visiškai jokio ryšio nėra ir čia mes su Natalija galim puikiai irgi atsisėdusius iš rašto parašyti komentarą ir jisai bus lygiai tiek pat validus, kiek bet kurio grafologo. Tai o jeigu kalbant apie tą tokią rimtesnę dalį, vis tiek mes dirbam su organizacijom, su gana daug vertinimų su vadovais darom, tai vadovo pareiga, sakyčiau, pažinti save ir savo aplinką, jinai egzistuoja ir apie ją yra kalbama gana daug. Tai čia toks ganėtinai nesenas straipsnis iš Forbes, kurio noriu pasidalinti, apie tai, kad iš esmės viena iš ko gero esminių to lyderio savybių ir yra būtent ta savimonė, tai yra supratimas tiek savęs, tiek aplinkos. Ruošdamasis šitam webinarui mes su Natalija pakankamai daug skaitėm įvairios literatūros ir man įstrigo viena mintis, kad iš esmės pusė lyderių sprendimų, pusė vadovavimo sprendimų dažniausiai būna neteisingi. Ir esmė yra net ne tiek, kiek geri yra tie sprendimai, o kaip tu dirbi paskui su to sprendimo pasekmėmis. Tai viena.
Ir kita vertus, kad vadovai klysta ir prisikuria problemų ir nuvažiuoja nuo bėgių, nu, čia tas angliškas terminas, tas derailment, aš net nežinau, kaip, ar turim gerą lietuvišką atitikmenį, nu, tas nueina klystkeliais. Ar nuvažiuoja nuo bėgių, tai iš esmės, kada pasiekia aukšto lygio pozicijas, bet daug siekia, daug daro, rodo ambicijas, pasiekia generalinės poziciją, ar ten iš esmės po to top lygio poziciją ir paskui nepateisina lūkesčių. Tai ne dėl mąstymo gebėjimų, ne dėl to, kad jie kažko neišmano, kad kažko nežino ar kažko nesupranta. Dažniausiai problemos iškyla būtent dėl asmeninių savybių ir dėl gebėjimų dirbti su kitais. Tai vat tas vadovų poreikis suprasti save ir kokį poveikį jie daro kitiem, nu, jis yra labai didelis. Ir vat šitam straipsnį ten priminėta yra labai daug dalykų, dėl ko tai yra svarbu. Jeigu taip trumpai reziumuojant, tai aš minėjau, kad pirmiausia, savęs pažinimas padeda pagerinti santykius su kitais. Vadovų atveju tai padeda valdyti komandą, įgyvendinti pokyčius, kurt įsitraukusią ir pasitikėjimo paremtą atmosferą, kur iš esmės tada informacija vaikšto sklandžiai. Kuri vaikšto informacija, dalinimasi ją ir sprendimų priėmimo kokybė yra visiškai kita, lyginant su tais atvejais, kada vėlgi vienoje konferencijoje girdėjau gerą palyginimą genijus ir 1000 pagalbininkų. Kai yra vadovas, kuris vienas viską sprendžia, viską žino, viską valdo, o visi kiti ten turi tik tais minionai laksto ir turi padaryti. Tai va, iš esmės vadovų tas gebėjimas pažinti save yra labai reikšmingas ir mes su tuo dirbam ir Natalija man sakė, kad 10-15% tik tai save pažįsta. Pakomentuok biškį šitą vietą, nes man jinai abejonių kelia. Labai nesutarėm su Airida šito klausimo, bet aš remiuosi moksliniais tyrimais ir apskritai, aš kai ruošiausi šitam webinarui, skaičiau tikrai labai daug straipsnių ir man toks jausmas, kad apskritai savęs pažinimas toks pakankamai yra madingas dabar žodis vadyboje. Na ir man aiškiai priežastis, kodėl taip yra. Nes, kaip ir Airida pačioje pradžioje sakė, kad kuo geriau mes save pažįstam savo stiprybės, pažįstam savo trūkumus, tuo mes labiau pasitikim savimi, tuo labiau esam netgi ir kūrybiškesni. Ir priimam geresnius sprendimus, kuriam geresnius santykius ir efektyviau bendraujam apskritai su visais kitais. Bet įdomu dar momentas, kokį radau tyrimą, kad žmonės, kurie save gerai pažįsta, yra mažiau linkę meluoti, mažiau apskritai linkę apgaudinėti ir netgi vogti. Tai čia toks, nežinau, su sąmoningumu gal siejasi, bet šiaip, jeigu iš darbo srities, tai mes esam geresni darbuotojai, tie, kas geriau save pažįsta, ir tuos darbuotojus netgi dažniau paaukštinam. Ir kai žmogus yra vadovas, tai jo komandoj, jeigu vadovas save gerai pažįsta, tai jo komandoj dirba labiau patenkinti darbuotojai. Bet šitas 10-15 mane irgi asmeniškai nustebino, bet paskui pradėjau gilintis, apie ką tai yra, apie ką yra šitas skaičius. Nes dauguma žmonių mano, kad gerai save pažįsta. Bet mokslininkai... Šitoje vietoje, pavyzdžiui, man taip ir atrodo, nes, vėlgi iš mūsų tų 360 tyrimų, iš vertinimo įvairių pokalbių dažniausiai būna tas, kad, matom, kad žmogus vertina save pakankamai atitinkamai taip, kaip aplinka. Taip. Arba jeigu, tarkim, asmenybės testą atlieka ir gauna rezultatus, tai retai būna, kad, jau čia visiškai netitinka tai, ką aš matau. Tada būna tikrai sudėtingi labai pokalbiai, nes nereiškia savęs, visiškai netitinkantis savęs matymas su tuo, ką aplinka mato. Tai tokių vienetai yra, bet gal čia pas mus yra tas, tyrėjų, kaip ten, mūsų konsultantų burbulas. Gali būt. Ir gali būt, žinai, dar tas momentas, kad mes, kai kalbam apie savęs pažinimą, labai dažnai turim omeny tą tokį vidinį savęs pažinimą. Mums atrodo, kad mes kaip ir žinom, kokios yra mūsų vertybės, kokios yra mūsų aistros, siekiai, kokios reakcijos, kas sukelia mums tas reakcijas ir panašiai. Ir tas vidinis savęs pažinimas, jisai, aišku, labai yra svarbus, nes jisai realiai siejasi su daug gerų dalykų, su didesniu pasitenkinimu darbu, didesniu pasitenkinimu santykiais, bendrai su tokia asmeninė didesnė gerovė.
O neigiamai siejasi su nerimo, stresu ir depresija. Tai reiškia, kad žmonės, kurie save gerai pažįsta, jie patiria mažiau nerimo, mažiau streso ir mažiau linkę yra į depresiškumą. Nu, Bet nes yra ir antra vidinius kategorija. konfliktus lengviau išsprendžia. Tai taip, tai yra, vat, aš klausiau tavęs pradžioje ir galvojau, kad man čia viskas labai logiška. Bet dar yra ta antra kategorija - išorinis savęs pažinimas. Jisai yra apie tą supratimą, kaip kiti žmonės mus mato. Tai yra, matau, kad skaidriai labai tu čia laiku perjungiai. Tai va tas vidinis yra mūsų identitetas, kaip mums atrodo, kokie mes esam. O reputacija yra tai tas mokslininkų vadinamas išoriniu savęs pažinimu. Ir šiaip čia dar, kai kalbėjai apie vadovus ir vadovų savęs pažinimą, aš tai buvau tokį fan fact radus, ne fan fact, tokį labai rimtą mokslinį tyrimą, kad kuo daugiau galios turi vadovas ar lyderis, tuo didesnė tikimybė, kad jisai ar jinai pervertins savo įgūdžius ir gebėjimus. Kuo mažesnis esi vadovas, jeigu esi team lydas, adekvačiau save vertini lyginant su aukščiausio lygmens vadovas. Ir to galvoju, kodėl taip yra, kas slypi už to. Ir man buvo toks momentas turbūt apie du dalykus. Tai visų pirma, jeigu mes kalbam apie aukščiausius grandies vadovus, tai vien dėl savo padėties hierarchijoje jie turi mažiau žmonių aplinkui, kurie jiems gali suteikti grįžtamąjį ryšį, kaip juos mato iš šono. Bet iš kitos pusės, kuo aukštesnis tu esi vadovas, tuo mažiau patogu bus kitiems žmonėms tau suteikti grįžtamąjį ryšį. Tuo taip labiau nejaukiai jie jausis, sakydami ypač neigiamus dalykus, nes tiesiog jie gali turėti įvairiausių baimių, kad dabar kažką pasakysiu, tai pakenks karjerai ir panašiai. Tai iš esmės, augant lyderio galiai, trečias momentas gali tiesiog mažėti noras klausytis. Nes gali tiesiog žmogus daryti prielaidą, kad aš daug pasiekiau, tai vadinasi, aš viską darau gerai ir man kitų nuomonė mažiau svarbi, nes jie to nepasiekė tiek, kiek aš. Tai va čia irgi toks labiau vidinis identitetas ir mažiau galimybių prasitestuoti, pasižiūrėti tą reputaciją. Aš manau, kad čia ir tas informacijos filtravimas, ką sakei, kad paskui žmonės tiesiog nebedrįsta, nebenori sakyti to grįžtamojo ryšio, nesivertina galimas pasekmes. Ir kitas yra ir ta atribucijos klaida, kad taip visgi vadovais tampa žmonės paprastai turintys pakankamai daug pasitikėjimo savim ir to ambicijos. Ir atitinkamai tada sėkmė profesinė ir karjeros jinai patvirtina, kad viską darau gerai. Čia irgi yra tyrimų pridaryta, kad netgi tada, kai žmonės absoliučiai žaidžia žaidimą, kur absoliučiai priklauso nuo sėkmės, tas pats monopolis, tai yra absoliutai sėkmės žaidimas. Bet jeigu laimi, tai mano, kad laimėjo dėl kažkokių savo gerų savybių, ne dėl to, kad čia krito ar nekrito. Taip. O jeigu pralaimi, tai tada jau randa įvairių būdų paaiškinimų. Tai iš tikrųjų tas kuo aukštesnio rango vadovas, tai tuo sunkiau būna susirinkti tą grįžtamąjį ryšį ir už tai, man atrodo, ir yra, bent jau ką aš matau, kad vadovai vertina tą grįžtamąjį ryšį, pavyzdžiui, iš savo artimų draugų, iš šeimos narių, kurie nebijo pasakyti. Kai kuriais atvejais be abejo ir iš išorinių konsultantų ar iš savo artimų kolegų, su kuriais jau ten pereitas, taip sakant, ugnis ir vanduo. O kalbant apie tą galimybę save pažint giliau, tai noriu tada trumpai pristatyti ir asmenybės klausimyną, asmenybės vertinimo metodiką, kurią sukūrė Hogan. Galbūt jau kažkam yra tekę matyti, susidurti. Hogan tai yra asmenybės vertinimo metodika, kuri sukurta. Pradžia jos yra 8-asis dešimtmetis, tai jau 40 su viršum metų, įkurtas šeimos verslas, 2 psichologai, vyras ir žmona, kurie pradėjo tyrinėti. Ir tai tapo pasaulinė kompanija, kurios vertinimus naudoja didžiausios pasaulinės organizacijos ir kur pasitelkia būtent geresniam žmonių pažinimui tiek atrankoje, tiek ir apskritai ugdymo tikslais. Ir be abejo, tai, ką jie pradėjo prieš 40 su viršum metų, atrodė šiek tiek kitaip.
augo, tyrimai plėtėsi. Ką dabar jie sako, kad iš esmės mes galim matuoti tris tokias pagrindinės sritis. Ir mes kaip žmonės turim tam tikrus motivatorius, tam tikrus driverius ir pagrindiniai mūsų motyvai, jie yra visgi visų labai panašus, galima sakyti, tie patys. Tai yra mes kaip žmonės, kaip tokios bendruomeniškos būtybės, mes norim gerai sutarti su kitais, norim būti priimti grupėje, bet kartu norim užsitikrinti kiek įmanoma aukštesnį statusą grupėje. Tarsi turėti, kadangi vis tiek vėlgi kaip bendruomeniniai gyvūnai mes esam organizuoti tam tikrose hierarchijose, kiekvienas nori tam tikrą aukštesnę vietą hierarchijų turėti kiek įmanoma. Ir tai yra vėlgi užprogramuota įtampa, norim sutarti gerai su kitais, bet norim turėti aukštą statusą. Tai aš kai galvoju, dėl ko, pavyzdžiui, kalbama, kad vadovo darbas yra sunkus, ypač vidurinės grandies vadovas ten ištisai tarp dviejų girnų yra malamas. Kuo aukštesnio rango vadovas esi, galbūt mažiau tų girnų, bet daugiau vienišumo, daugiau atsakomybės, daugiau ant tavęs atsakomybės prikraunama. Ir vis tiek žmonės veržiasi to vadovo darbą. Tikrai nėra trūkumo, man reikės atsirinkti vadovus. Tai ko gero čia paaiškina tas, kad turim tą motyvą visgi turėti kiek įmanoma aukštesnį statusą ir efektyviausi vadovai yra tie, kurie sugeba iš tikrųjų užsitikrinti statusą gerai sutarpdami su kitais. Ir trečiasis toks kaip ir universalus variklis ir vėlgi įtampos šaltinis yra tai, kad mes norim turėti tam tikrą aiškumą, prognozuojamumą savo aplinkoje, bet kartu norim ir pokyčių. Kalbant apie tą, vėlgi atskiras įtampos šaltinis yra. Noriu aiškumo, gebėjimo nuspėti, bet kartu noriu ir kad kažkas keistųsi. Yra tokia istorija, anekdotas, galbūt, nežinau, pamokant istoriją apie merginą, kuri nuėjo pas burtininkę. Ir burtininkė atsivertus ten rutulį, susirūpinus, ėmė murmėti, kaip baisu. Ir mergina susijaudinus klausė, kas bus, ką ten matai, nelaimė, kažkokia liga, mirtis. Nesako, tavo gyvenime niekas nesikeis. Tai grįžtant prie Hogano, ką jie sako, kad iš tikrųjų yra tie trys tokie pagrindiniai varikliai, sutart su kitais, užsitikrinti statusą ir turėti, suprasti savo pasaulį aplink save, turėti tą tokią tam tikrą struktūrą ir aiškumą. Ir vertinamos yra pagrindiniai mūsų motivatoriai, tikslai, vertybės, kas mus varo. Ir vertinama yra mūsų asmenybės šviesioji pusė. Tai yra tai, o kokiu būdu mes siekiam, kokiu būdu mes bandom pasiekti tų mums reikalingų dalykų. Nes motyvai, vertybės gali būti mūsų labai panašus, bet būtai, kaip mes jų siekiam ir kaip mes save realizuojam, gali skirtis priklausomai nuo to visgi, kokie yra mūsų tie bruožai. Tuo tarpu tamsioji pusė, tai yra, vėlgi, kai mes kalbam tas šviesi tamsi, tai atrodo, kad čia geras blogas, realiai tai šviesi, tai yra tai, kas yra matoma ganėtinai lengvai. Ir jeigu, tarkim, ateinam į pasimatymą su kitu žmogum arba susipažįstam, tiesiog nereikia čia pasimatymų. Tiesiog susipažyti su kitu žmogum, tu matai nuo jo šviesėje pusę. Kalbini kandidatą arba elementariai susitinki draugų rate naują žmogų, tu matai jo šviesėje pusę, iš esmės tai, ką žmogus tiesiog aktyviai rodo į aplinką. Tamsioji pusė yra tie mūsų bruožai, kurie išryškėja rečiau, kurie labiau ekstremaliom aplinkybėm, kai yra žmogus arba pervargęs, arba patiria stresą, arba pernelyg atsipalaidavęs, gali būti ir toks variantas. Ir išryškėja tam tikros savybės, kurios gali būti arba perspaustos mūsų stipriosios pusės, arba apskritai nepakankamai jos išreikštos, bet apskritai tai yra tie bruožai, kurie po to jau gali, netitinka situacijos reikalavimų ir gali pakišti koją. Tai šviesioji pusė yra apie tai, kaip mes elgiamės tada, kai esam savo geriausiai būklei, o tamsioji pusė yra daugiau, kokie bruožai gali išryškėti, kai papuolam į sudėtingesnės aplinkybės, kai nukrenta saugikliai. Ir atitinkamai žinodami mes šitos dalykus, mes galim viena vertus surasti savo
ir darbus, ir situacijas, ir aplinkybės, kur geriausiai savo galim save realizuoti. Ir vat pereinant prie to tokio diskusijos, ar yra geri ar blogi bruožai, tai mano, pavyzdžiui, atsakymas, bent jau ką pati savo esu pasakius ir kiek visą laiką dirbu, kad nėra gerų ar blogų bruožų, yra tiesiog tinkamas jų naudojimas arba netinkamas. Ir va čia remdamasi vėlgi tokia knyga, kurią dabar skaitau apie blogos lyderystės įveikimą, parengiau tokią lentelę, kurią noriu pasidalinti ir su jumis. Tai yra būtent kaip tos pačios savybės, tie patys 5 pagrindiniai asmenybės bruožai gali būti tiek privalumais, tiek trūkumais. Gal tu, Natalija, gali biškį apie tą didžiojo 5 modelį pakomentuoti, dėl ko apskritai mes jį ištraukėm čia. Tai didysis 5 apskritai yra vienas pagrindinių tokių asmenybės bruožų modelių, kurie šiuo metu yra naudojami. Ir nemaža dalis apskritai testų, kurie naudojami pasaulyje, remiasi būtent juo, nes yra manoma, kad yra pagrindiniai tokie 5 bruožai, kurie būdingi visiems žmonėms, tik tai skiriasi jų išreikštumas. Tai turbūt kiekvienas iš mūsų daugiau mažiau žinom, kiek mes esame ekstravertai ar intravertai, labiau į vieną pusę, labiau į kitą. Bet nežinau, kiek esat įgilinęsi į kitus bruožus arba kitas savybės, tai Irida papasakos apie juos, bet kiekvienas iš mūsų mes save skaliai galim kažkur pasidėti taškutį. Tiek neurotizmo, tiek atvirumo patirčiai, tiek sutariamumo, tiek ir sąžiningumo. Tai angliškai, jeigu googlinsit, tai yra Big Five modelis, kartais jisai vadinamas Ocean pagal tas savybės, openness to experience, conscientiousness. Kaip? Arba 5 faktorių modelis. Arba 5 faktorių modelis, jo. Yra skirtingi pavadinimai, bet jie visi susiveda į vieną tikrai validų ir patikimą modelį, patvirtintą jau, nežinau, jau, man atrodo, kokie 40 metų kažkur. Bijau pasakyti, norėjau sakyti 50 metų, bet... 50. Ir kalbant apie klausimą tokį, ar įmanoma visas asmenybės aprašyti 5 faktoriais. Tai aš galvoju, kad čia pagalvokit apie tai, kad mes šiaip gyvenam 3 dimensijų pasaulyje. Ir kai eina kalba apie tą įsivaizdavimą, mes negalim įsivaizduoti 4 dimensijų. Galim įsivaizduoti apie plokštumiečius, kurie gyvena 2 dimensijų pasaulyje, mes gyvenam 3 ir turim tą didžiulį įvairovę. Šiuo atveju asmenybė mes turim 5 dimensijų modelį. Tai asmenybė iš tikrųjų gaunasi labai sudėtingas dalykas. Ir šitie 5 faktoriai, jie tarpusavy iš esmės ir nepersidengia. Dėl to jie yra pasitvirtintas tas modelis, kad tai yra 5 visiškai skirtingi nepersidengiantys dalykai. Tai kalbant, čia yra moksliniai terminai, asmenybės testuose sąvokos naudojamos šiek tiek skirtingos, nes niekam nepatinka ten neurotizmo sąvoka, ar sąžiningumas daugeliu atveju būna įvardinamas kaip organizuotumas, racionalumas, pareigingumas, tarsi daugiau tokiom pozityviom sąvokom, bet ne tokiom, nei moralės kategorijas taikančiam. Bet jau moksliniuose tyrimuose tas sąžiningumas čia artimiausias vertimas yra conscientiousness. O neurotizmas dažnai testuose vartojamas kaip emocinis stabilumas. Toks labiau pozityvus, nes neurotizmas nieks nenori būti neurotiku. O emociškai stabiliu kaip ir visi norėtų būti. Bet manau, kad papasakosi dar kartą. Jo, žemas neurotizmas tai reiškia, kad emociškai stabilus. Tai gal geriau taip ir pasakyti. Apie ekstraversiją ir intraversiją, ko gero, čia gal mažiausiai verta diskutuoti, nes tikrai daug šitoj vietoje yra literatūros ir tikrai, ką galim parekomenduoti, tai knyga Introvertų tyla, kur kalbama apie tai, kokia vertė yra, kad mūsų dabartinis pasaulis labai teikia prioritetą ekstravertam, iš esmės, ir ką reiškia būti introvertui, pasaulyje, kuris negali sustoti kalbėti. Čia tas pats, kai esi mažo ūgio žmogus ir ateini į parduotuvę, kur viskas didelį. Ir tai nereiškia, kad ūgis nėra čia nei gerai ar blogai, tiesiog yra pasaulis labiau pritaikytas vieniem arba kitiem. Lygiai taip pat ir labai aukšti žmonės, aišku, susiduria su problemom, nes pasaulis pritaikytas kažkokiam standartui. Tai taip pat ir su ekstravertais ir intravertais. Galbūt dabartinis pasaulis, jisai daugiau pastebi, daugiau palaiko ekstravertus.
Bet, pavyzdžiui, kalbant apie, vėlgi grįžtant prie, pavyzdžiui, darbo rezultatų, prie vadovo efektyvumo, tiek mūsų pačių įvairūs tyrimai rodo, tiek ir pasauliniai tyrimai, kad visgi efektyvesni vadovai yra intravertai. Nes kuo pasižiūrėjus į tą intravertų privalumus, ką jie turi, tai jie turi būtent tą gebėjimą užmegzti gilesnį kontaktą, būti mažiau priklausomi nuo kitų, nes daugiau vadovautis, taip sakant, savo galvą, mažiau galvoti apie tai, kaip būti su kitais. Bet atitinkamai, jeigu tas bruožas labai stiprus yra, tai tokie žmonės gali būti suvokiami kaip ir uždari, ir atsiskyrę, ir patys jaučiasi vieniši, nes vėlgi aplinka spaudžia maždaug eik bendrauk su kitais. Tai bet iš esmės įdomesnė vieta galbūt apie neurotizmą galim pašnekėti, galbūt apie tą, pavadinkim, labiau į emociniu stabilumu. Ir aišku, atrodo, kad yra geriau turėti tą aukštesnį emocinį stabilumą, nes čia šitoj vietoj turim tą žemesnį neurotizmą. Nes tai rodytų ir žmogaus gebėjimą išlaikyti savitvardą, būti atspariam stresui, bet jeigu šitas įgūdis arba šitas bruožas yra labai stiprus ir dar stiprinamas, ką mes tada gaunam? Mes gaunam žmonės, kurie, pavyzdžiui, nepriima visiškai grįžtamojo ryšio. Ir šitoj vietoje irgi susiduriam, vienas iš tokių vadovų faktorių, kuris, pavyzdžiui, pakiša koją vadovam, tai yra būtent tas užsidarimas nuo grįžtamojo ryšio. Vėlgi, vienas iš tokių vadovavimo, ko gero, tų sėkmės veiksnių, tai yra atsparumas emocinis, tam tikra tvirtybė, atsparumas stresui, visa tai, kas yra šitoj pusėj. Bet jeigu vien tik tai su tuo dirbi, tada gali pamiršti tą, kad pritrūksta empatijos kitiem, nes maždaug aš atlaikau, tai kodėl kiti to negali atlaikyti. Nepriima grįžtamojo ryšio, nes aš pats žinau, kad man irgi nuostabus yra po šiam laikui prisiminimas iš vieno pokalbio su vadove, kuri atėjusi į organizaciją ėmė daryti pokytį, tas yra ok, ir tam tikrų metu užėjo kalba apie tą tam tikrą grįžtamą ryšį iš komandos ir paklausiau, ar kažkokiu būdu susirenka jį, jos buvo tokia nuoširdį nuostabu, o kodėl man turėtų rūpėti, ką jie apie mane galvoja? Aš, klausau ir galvoju, ne vienas man toks paveikslas prieš akis iškyla, kai tu kalbėjai apie tokius vadovus, nes labai dažnai iš aplinkos, kokia jų reputacija, kad jie išlaiko poker face'ą visose situacijose, tu nežinai, negali suprasti, ką tas žmogus galvoja, kaip jisai reaguoja ir panašiai. Ir atitinkamai atrodo kitiems, jie tokie bejausmiai, kad, atrodo, kad niekas negali juos sujaudinti, ar sugraudinti, ar išmušti iš to tokio poker face'o. Ir tada, žmonės sako, jisai ar jinai kaip robotas iš vis, reikia patikrinti, ar gyvas žmogus. Tai irgi toks kaip ir gerai tą savitvardą išlaikyti, bet šiek tiek žmogiškumo pritrūksta galbūt komandai. Tai aš tokį girdžiu grįžtamąjį ryšį. O tas žemas emocinis stabilumas, jeigu pasižiūrėjus į dešinėje pusę, tai jisai, sakyčiau, žmonėm, kurie turi išreikštą tą tokį emocionalumą, gyvent, ko gero, yra šiek tiek sunkiau. Nes tai yra žmonės, kurie linkia ieškoti signalų iš aplinkos ir yra jautrus ypatingai neigiamam grįžtamajam ryšiui, įvairiem sunkumam, įvairiom galimom problemom. Turbūt kiekvienas pasakys, kad jautriam žmogui gyventi yra sunkiau šiek tiek. Tai vėlgi, bet tai duoda ir jautrumą aplinkai, tai duoda tam tikrą empatiją, duoda įžvalgumą gerokai didesnį, duoda geresnį aplinkos pajautimą. Vėlgi turėjau labai įdomų pokalbį praeitą savaitę apie menininkus, kad menininko darbas yra iš esmės matyti daugiau, matyti giliau. Ir ten buvo diskusija apie tai, kaip viena 20 metų suknelių kolekcija jau rodė tam tikros grėsmės nuojautą. Ir ten po to kritikai žvelgė ten ir pandemijos ir karo nuojautą.
kur, nu, galbūt žmogus kurdamas nieko tokio ir neturėjo minty, bet, nu, vat, tas jautrumas aplinkai, jautrumas pasauliui, nu, jisai jau duoda tam tikras gilesnės įžvalgas. Tai čia jau tokių beveik iki metafizinių lygių galim nueiti. Bet iš esmės, man atrodo, kad vat, su to tokio emociniu žemesniu stabilumu žmonėm gyventi yra sunkiau, bet jie yra išvalgesni. Ir nu, vat, tas, ko gero, ir paaiškina daugelio nu, tų menininkų, kad eina ryšys jautrumas kartu su tam tikru na, giliom įžvalgom. Toliau dar viena vieta, kurią aš noriu paliesti, yra organizuotumas. Vat tai, kas užvadintas sąžiningumas. Vėlgi daugybė tyrimų rodo, kad tai vienas iš tokių stipriausių kriterijų, kuris padeda prognozuoti sėkmę šiuolaikiniam darbe. Vėlgi pabrėžiu daugiau apie šiuolaikinės organizacijas, ko mes norim. Iš studentų mes norim, kad laiku padarytų darbus, kad atsiskaitytų, kad laikytųsi savo pažadų, kad nu, tiesiog paklustų tam tikrom struktūros nurodymam. Iš darbuotojų irgi daugeliu atveju norim, kad būtų patikimi, prognozuojami, laikytųsi įsipareigojimų, planuotų ir taip toliau. Ir va tas sąžiningumas, arba jeigu kitaip sakytume organizuotumas, jisai nu, labai tokia vertinga, reikalinga savybė ir dažniausiai norim žmonių, kurie vat, turėtų tą bruožą, kas tampa, kai jisai būna perspaudžiamas. Tai pirmiausia, žmonės šakoja savo, nes perfekcionizmas tai yra pirmiausia savo trukdymas. Ir galiu pasakyti labai, bent jau kas man, pavyzdžiui, padeda įveikti, kai pradedi daryti kažkokį darbą ir nori, sunku būna pradėti, nes norisi vis, nu, arba pradėti, arba užbaigti. Mano atveju, pavyzdžiui, sunkiau yra pradėti, nes vis norisi, kad, nu, kažko dar trūksta, kad, nu, taip jau daryti. Tai geriausias būna būdas, padarysiu bele kaip, paskui pataisysiu. Tai va, tai šitoj vietoj man tas padeda vat, tas iš to rašytojo bloko išjudėti arba iš bet kokio dalyko pajudėti, tiesiog sakyti, kad nu, neturi būti daro dalykas tobulas, aš tiesiog kažką turiu padaryti. Bet manau, tas pats suveikia ir kai turi pabaigti kažkurioje vietoje. Tai va, tai perfekcionizmas, atsiranda kritiškumas kitiem ir lankstumo trūkumas. Ir vat kuo yra vertingi žmonės ir tarkim, kur yra labai vertingas dalykas, kai žemesnis organizuotumas, tai yra būtent gebėjimas prisitaikyti aplinkoje, kuri greitai keičiasi. Kai krizių visokių įvairių pokyčių metu iškyla žmonės, kurie geba spontaniškai reaguoti, kurie reaguoja čia ir dabar, kurie geba greitai prisitaikyti. Ir va čia tas super aukštas organizuotumas gali pakišti koją. Aš dar žinai, vat klausau ir galvojau, kad tu kalbė apie vieną tam tikrą bruožą, bet jeigu imtume kombinaciją kelių, tai gautųsi dar kitoks paveikslas, nes jeigu imam labai organizuotą žmogų, bet su žemu atvirumu patirčiai, tai tas žmogus bus linkęs priešintis pokyčiams ir viską darys tik tai taip stabiliai, o jeigu organizacijai reikia augti, tai tas žmogus tiesiog netiks tokioje aplinkoje. Lygiai taip pat, nu, vat, apskritai tas organizuotumas ir perfekcionizmas, man tai yra apie mikrovadybą, apie tokį, žinai, stiprią orientaciją į detalės ir tada tu nedeleguoji užduočių ir tuo pačiu slopini savo žmonių, savo komandos kūrybiškumą ir tada žmonės pasako, nu tai okei, tai aš tada jokios atsakomybės neprisimsiu už savo darbą, jeigu tu čia visur kišiesi ir visur dalyvauji. Tai va, tai čia tada, nu, dar tokie derinukai. Tai vat, o jeigu kaip paimi 5 veiksnius, tai vat ir gaunasi, kad asmenybė veikia 5 dimensijų erdvėje. Iš tikrųjų, ir vat galim šitoj vietoje, man atrodo, jau ir pereiti prie, nu, vat, o ką sudaryti su tą informacija ir dėl ko vat, tas savęs pažinimas yra naudingas, tai man atrodo, kad pirmiausia ir kai žinom vat, tuos savo bruožus, mes galim aiškiau atsakyti, o kuria kryptim mums reikia judėti, kokias įtampas mes norim išspręsti. Nes man, pavyzdžiui, iš visų mūsų projektų 360 ir vertinimų pati savoka tobulinimas, nu, man nelabai patinka. Nes tas tobulinimas lyg ir suponuoja mintį, kad tu nesi tobulas, kad nu, ne taip kažką reikia daryti. Tai aš neturiu geresnio kažkokio termino, galbūt ugdymas labiau.
Bet aš pati, pavyzdžiui, labiau žiūriu į tai, kad savęs pažinimas jisai duoda tam tikrą atsakymą, ką aš turėčiau stiprinti ir kokio lankstumo aš turėčiau mokytis. Nu, bet pavyzdys, jeigu, tarkim, žmogus yra labai linkęs, sutariamumas yra aukštas, labai linkęs pritart, laikytis grupės, pritart grupiai, palaikyti santykius su kitais, ieškoti kompromiso, bet kartu turi labai tvirtus įsitikinimus, tarkim, tas atvirumas patirčiai žemesnis, bet tai susiję ir su pagarba taisyklėm ir savo įsitikinimų laikymuose. Ir, jis patiria įtampą dėl to, kad, aš turiu tam tikras vertybės, bet, pavyzdžiui, mano grupė atmeta jas. Ir tai yra jų įtampa ir klausimas, o ką su tuo daryti? Ir tai, vienas iš atsakymų ir gali būti, kad, aš turiu mokytis tada pastovėti už savo vertybės. Ir tai nereiškia, kad aš turiu kažkokią keistis kaip asmenybė, bet aš turiu ieškoti būdų, kaip išmokti elgtis tam tikros aplinkybėse šiek tiek kitaip. Ir tas duoda tam tikrą lankstumą. Ir man atrodo, grįžtam prie to, kad savęs žinojimas, jisai duoda ir pasitikėjimą. Kad taip, aš žinau, kad aš esu toksai, aš paprastai elgiuosi taip, bet aš moku ir kitaip padaryti. Čia kaip yra ta klasikinė pasaka apie gyvūnėlius, kurie mokyklai, kur ten mokėsi, ančiuką mokė, ką ten bėgt, kažkutį plaukt, ir finale gavosi nieko gero iš to. Bet aš žiūriu iš kitos vietos, kad viena vertus nepabandęs nesužinosi, kas tau geriausiai sekasi, o antra vieta yra tai, kad kiškučiai visgi moka plaukti. Ir gerai yra žinot, kad reikalui esant aš išplauksiu. Tai man atrodo, mes matau, kad laikas mūsų eina į pabaigą, gal šiek tiek visgi apie tos būdus, tai kągi daryti, kaip save pažinti ir kaip su tuo dirbti. Tai reziumuojant, ką mes matom jau ir iš praktikos, iš patirties, tai čia 3 būdus, ne 3, 5 išvardinom, nes pirmas dar skaidomas į kelias, bet šiaip būdų yra ir daugiau, tai galėsim, jeigu bus įdomu, galėsim ir daugiau papasakot, bet pristatysim pagrindinius. Šiaip esminis momentas geriau save pažinti ir gauti grįžtamą ryšį iš kitų. Ir tam organizuoti jūs galite imtis įvairiausių priemonių. Galit naudoti 360 tyrimą, kurį mes jau su Airida ne vieną kartą minėjom, kai gaunat atsakymus apie save iš skirtingų perspektyvų, visi atsako į tuos pačius klausimus. Galit padaryti paprasčiau. Tiesiog paimkite popieriaus lapą ir iš vienos pusės viename stulpelėje surašykit, kaip save matot. Kokios savo stiprybės matot, kokios matot tobulintinas vietas ar panašiai. O kitą lapo pusę duokit kolegai, draugui, sutuoktiniui ar bet kuriam kitam asmeniui, kurio nuomonė jums yra svarbi. Ir kai turėsit abudu stulpelius, pasilyginkit, kaip patys save matot ir kaip jūs mato kiti. Dar vienas metodas man labai patiko, čia skaičiau tokį straipsnį ir dar paskui podcast'e girdėjau, paprašykit žmonių, kurių nuomonė jums įdomi, papasakot jums istoriją apie jūs pačius. Ir tai turėtų būti tokia istorija, kur žmogus pasakotų, kaip atsiskleidė viena iš jūsų stiprybių, kokiomis sąlygomis pasireiškia, ką jūs darėt arba ko nedarėt. Ir susirinkit 10 arba 15 istorijų ir palyginkit, kokios temos išryškėja. Ar yra kažkokių bendrų dalykų. Galbūt paaiškės, kad visos istorijos yra apie tai, kad padedat kitiems žmonėms, kad ateinat, kai jiems reikia pagalbos. Galbūt visos istorijos arba daugelis istorijų bus apie jūsų komunikabilumą, galbūt apie lankstumą ar bet kokią kitą temą. Tai jeigu temos kartojasi, tai yra tokie pagrindiniai naratyvai, ką kiti žmonės apie jūs mato, kur yra jūsų stiprybės. Kitas momentas yra savirefleksija, kas yra labai tokiam vidiniam savęs pažinimui labai naudinga. Ir čia labai svarbus klausimai visi, kurie prasideda iš K raidės, išskyrus klausimą kodėl. Nes kodėl klausimas, jisai visada pradeda mes kažkokių priežasčių ieškoti, kažkokių pasiteisinimų ir panašiai. Tai čia aš tokį pavyzdį pateikiau, ne kodėl aš blogai jaučiuosi šitoje situacijoje, bet kas tai yra per situacija, arba kokiose situacijose jaučiuosi blogai ir ką jos tarpusavy turi bendro. Kas, kaip, kada sukelia man kažkokius sunkumus ir panašiai. Tai toks atsakymas, visi klausimai geri, atviri klausimai išskyrus klausimą kodėl. Ir dar patiko man mintis,
čia nesitarėm su Irida, bet gavosi, kad tiek Irida turi tokį pat požiūrį, tiek ir aš turiu tokį pat požiūrį, ir tai geriaus būdas save pažinti, tai yra išeiti iš savo burbulo. Tai galėjo Irida pakomentuoti šitą trečią. Tai, nu, iš esmės mes pažįstam save veikdami ir santykėje su kitais. Introspekcija ir va tas sąmoningas savęs stebėjimas yra ok, bet tai yra viena pusė. O kita pusė, nu, vat labai, vat ta trečiasis būdas, aš sakyčiau, susiveda į labai paprastą praktinį patarimą, nepabandęs nesužinos. Tai viena vertus labai praturtina ir praplečia akiratį tiek bendravimas su įvairiais žmonėmis ir išėjimas vat, iš to savo tokio artimo pažįstamų rato. Kita vertus, jeigu tą sunkiau yra padaryti, tai galima stebėti, lyst šiek tiek į kitus burbulus socialiniai medijai, tas irgi būna įdomu pamatyti kitą perspektyvą. Labai svarbus dalykas visgi yra gera grožinė literatūra, meniniai filmai, kurie padeda vėlgi pažinti kitus ir atitinkamai tada mes pažįstam save lygindami su kitais, atitinkamai tada matom save. Tai ko gero tiek. Tai ačiū visiems už dėmesį. Jeigu turit klausimų, galim aptarti čionais arba rašyti.